tik jis labai silpnas yra ir dienos šviesoje nematomas. Radioaktyvų spinduliavimą taip pat skleidžia žmogaus kūnas, jis yra labai silpnas, bet irgi yra. Na ir daugiau, aišku, pas tuos yra, kas yra buvę tenais, kur yra radioaktyvios zonos. Po Černobilio, kas buvę, ar po Fukušimos katastrofos, daug prisikaupia tų radioaktyvių elementų ir spinduliuoja. Mes skleidžiam ir kvapą. Girdėjo tokius pasakymus, baimės kvapas, drąsos kvapas. Bet gyvūnai, jie jaučia tai. Tai irgi mūsų auros dalis yra, galima sakyti. Jaučia, jeigu žmogus nebijo nieko, tai prie jo nepuola. Jeigu bijo, išskiria prakaitą, išskiria kvapą kažkokį ir atsiranda puolimas, pavyzdžiui, šunų, vilkų ir panašiai. Garsą taip pat skleidžia, pridėjus mikrofonus galima girdėti, kaip laukai auga, sakykime, ar tenais prakaitas įsiskiria. Ir kitos prigimties laukai, apie kuriuos dar taip atsargiai kalba mokslas, tai yra kvantiniai, torsioniniai laukai, jau yra kažkokie tyrimai daryti ir teoriniai ir eksperimentiniai, gauta kai kurių rezultatų, bet dar kol kas apie tai atsargiai kalbama. Tai va, visų šitų laukų visuma, tai ką išspinduliuoja žmogus, galima pavadinti aurą arba biolauku. Kartais yra pasakymas, sako, skeptikai susitinka su manim, sako, aš netikiu, vienas dalykas, kad tai yra, kitas dalykas sako, aš nematau, reiškia to nėra. Tai dabar pabandysiu paaiškinti. Jeigu kalbėti apie tikėjimo kategoriją, tai čia mes apie tikėjimą net nekalbam, tikėjimu užsiima religija, bažnyčia, reikia tikėti Dievu, o čia mes užsiimam mokslu ir tyrimais. Tai net didžiausią skeptiką paėmus, pamatavus, mes vis tiek gauname tą aurą, tą lauką, kad jinai yra pas jį. Gali žmogus netikėti, tai nepriklauso nuo tikėjimo ir nuo netikėjimo. Kitas dalykas dėl matymo, tai jeigu matot iš viso elektromagnetinio spektro, mūsų akis mato labai siaurutę dalį. Va šitiek tik tai mato. Pagal bangos ilgį nuo 400 iki 700 nanometrų. O daug nematom mes. Ultravioletinių spindulių nematom, rentgeno spindulių, gamą, infraraudonųjų mikrobangų, radio bangų. Va transliuoja dabar Lietuvos radijas arba M1 arba ten radio centras. Pilna čia va bangų eteryje. Mes nematom jų. Tačiau tai nereiškia, kad neegzistuoja. Pastatytume anteną ir grotų radio imtuvus. Tai tas pas ir mūsų laukai. Jie skleidžia į aplinką, mes jų nematom, bet jie egzistuoja. Yra prietaisai tik tai, kurie užfiksuoja, leidžia tai vizualizuoti, pamatyti. Na ir apie konkrečias savybės dabar. Tai toks yra labai įdomus efektas, kartais fotografai padaro tai, su Photoshopu ar su kažkokiam programom. Reiškia, galima paryškinti aplink žmogaus, reiškia, kūną esantį tą pirmą sluoksniuką. Tai arčiausiai fizinio kūno maždaug 5 cm yra vadinamas tas eterinis arba energetinis kūnas. Jį galima, netgi ir pasitreniravus, netgi galima ir pamatyti iš tikrųjų. Labai nesunkiai. Ir taip pat ir kitos savybės turi savo. Tai yra, turi savo dydį, aurą. Vieno žmonių būna maža, susitraukus, silpnas laukas, kitų būna didelis, išsiplėtęs, galingi laukai. Formos, vėlgi, kaip minėjau, pas sveiką žmogų yra sveika, graži, elipsės formos. Pas kažkokie tai turintį sutrikimų gali būti visokia forma neharmoninga. Spalvos taip pat irgi yra. Jeigu yra sveikas žmogus, pas jį gerai, tai būna ryškios, gražios, šviesios spalvos. Žalia, geltona, oranžinė, mėlyna ir panašiai. Jeigu spalvos yra drumzlinos, juodos, pilkos, tai kažkas yra netvarkoje. Ir informacija. Tai, ką skleidžia tas laukas, galima ištraukti iš to objektyvią informaciją ir pasakyti kažkokią išvadą apie žmogaus būklę, apie žmogaus būseną, apie jo fizinę, emocinę, mentalinę, kažkokią tai ir panašiai. Apie tai šiek tiek toliau, daugiau. Na ir neatsitiktinai čia mane pakvietė dalyvauti parodoje Vedų centras, mes su jais bendradarbiaujam, draugaujam. Tai yra nustatyta, aš ir pats savo tyrimais ne vieną kartą esu patvirtinęs, kad užsiimant praktikom tam tikromis, reiškia praktikuojant energetinės praktikas, praktikuojant dvasinės kažkokias, žmogaus aura plečiasi, spalvos ryškėja, skaistėja ir darosi didesnė ta aura, skaistesnė, ryškesnė, žmogus tampa laimingesnis, sakykim taip. Na, čia pavaizduota vienas iš tokių praktikų, yra tokia reiki, jeigu girdėjote, toks metodas, čia iš Japonijos atėjęs, ir tos praktikavimo metu, kaip keičiasi spalvos. Čia pavaizduotas paveikslėlis, bet tie, kas mato, kas turi gilesnį tą matymą aurų, jie taip maždaug ir įsivaizduoja, taip ir mato. Dabar, jeigu žmogus yra sveikas, psichiškai stabilus, neturi kažkokių tai sutrikimų, viskas pas jį gerai,
Tai va, tas laukas yra harmoningas, pilnas užpildymas ir forma yra reiškia, lygi. Ir atvirkščiai, jeigu pas žmogų yra kažkokio tai ligų, kažkokio disharmonijos, trūksta energijos, chroniškas nuovargis, depresija, alkoholizmas, kažkokios ligos, atsiranda iš karto pertraukiai, defektai ir panašiai. Kartais visai nėra, kaip aš tą berniuką, čia kolegos iš Rusijos atsiuntė man 5 metų berniukas, leukemija, reiškia, 4 stadijos, tai jau mano visai, beveik nėra to lauko, suirės. Na ir labai svarbu yra tai, kad mes kaip žmonės esam socialios būtybės, kaip ir bitės, kaip ir skruzdėlės, gyvename kolektyvuose, neatskirai. Ir atitinkamai gyvendami, bendraudami šeimose, darbuose, kažkokiuose tai kolektyvuose, susiburdami čia, šviesos žmonės į sveikatos dienas atėjote, susiliečia mūsų subtilūs tie laukai ir keičiasi, reiškia, energija, informacija vienas iš kito perima. Va. Yra tokia lietuvių liaudės patarlė, su kuo sutapsi, toks ir pats patapsi, ar ne? Tai va, tai tas yra ir čia, į kokią aplinką mes patenkam, maždaug susivienodinam, susilyginam su tos aplinkos lygių maždaug. Tai va. Todėl labai svarbu pasirinkti tinkamus žmonės, tinkamą aplinką. Žinomas faktas ir pedagogikoje, paimkim geriausiai besimokantį mokinį, įdėkime į prastai besimokančių klasę, ilgainiui jo vidurkis pradės žemėti. Daro įtaką, reiškia. Geriausia šventuolį patalpinkim į kalėjimą kažkokį, tai ilgainiui jis irgi ten pradės jam kažkokią tai daryti. Žodžiu, žinomas dalykas. Tai va, ir už tai žmonės atitinkamai renkasi pagal tą skonį, pagal tą energiją, renkasi aplinką. Na, čia susirinko vieni žmonės, galbūt kažkur tai už kampo kokie nors prie alaus kiti susirinko, ten kažkur baikerė vėl kur nors, ten kokie ten vėl. Nu, žodžiu, pagal tai, kokia yra aplinka, va, maždaug ir susirinka žmonės. Ir kaip yra nustatyta tyrimais, čia ir aš esu tą patvirtinęs, kad labai priklauso pats aura, pats biolaukas, ne tik tai nuo fizinių žmogaus savybių, tai netgi mažiau priklauso, bet didžiąją dalimi priklauso nuo emocijų, nuo tos emocinės, psichoemocinės būsenos, kurie žmogus tuo metu, kai mes matuojame, yra. Žiūrėkit ten toliau, dar biški vietos yra. Ten, prašau, ten biški galės salės toliau. Eikit, čia to nuo skaidrės pamatysit. Dar kokią 40 minučių nematot nieko. Tilva dar laisva. Eikit. Aura per stipriai. Nepraeina. Čia paveikslėlėje, aišku, pavaizduota labai ryškios tokios emocijos, čia labai aiškiai galime pamatyti, atskirti, ką žmogus tuo metu jaučia. Tačiau yra tokių žmonių, kurie savo veide, reiškia, neparodo emocijų. Yra šalti, ar ne, žmonės. Nieko tokio blogo. Čia yra pagal klasikinę Jungo tipologiją, yra loginiai intravertai. Tai yra žmonės, kurie daugiau gyvena savo proto ir yra uždaro tipo, neatviri. Tai jie paprastai visada vienodos veido išraiškos būna ir sunku jiems nieko tokio, viskas yra gerai. Jo, viskas yra normalu, jo. Tačiau darant tyrimą mes niekada neapgaus aparato, kokio žmogus yra būsena. Viską pamatysite. Ja. Ir jeigu, reiškia, žmogus yra harmoningas, jeigu jo emocijos yra teigiamos, jisai geranoriškai nusiteikęs, jisai yra neagresyvus, jeigu jis yra tiesiog normalus, tai va po kairę pusę matom tokios ir lygi formą ir šviesos spalvos. Ir atvirkščiai, jeigu yra kažkoks pavydas, neapykanta, kažkokia agresija ir panašiai, tokios vatežiko formos. Spigliuotas visas ir panašiai. Ir kur nors su tokiu žmogum, tai netgi teko turbūt susitikti, ar ne kartą, įeina į kambarį, net žodžio nepasako ir jau tik kur išklius tik tai kas blogai ir tai bum, jau prasideda nelaimės. Tai va per tuos spiglius ir žmogus tarsi tą energiją išmeta, išspinduliuoja. Nu, nereikia pykti ant tokių žmonių, jie nelaimingi yra tiesiog sutrikę jų kažkur tai energijų tiekmės ir reikia tiesiog pagalbos tokiam žmonėm. Ir dabar, reiškia, kiek yra man žinoma, iki 19-20 amžiaus praktiškai mūsų kraštuose nėra išlikusios, kiek man žinoma, tradicijos, kurios pagalba būtų galima kažkokias praktikas praktikuoti ir pamatyti tą aurą. Tai yra tam tikrų išskirtinių žmonių tokia, sakykime, savybė.
man yra sutikti tokių žmonių, vadinamų matančių, jau galima sakyti matančiais. Nu, anksčiau toks žodis būdavo ragana, raganius, tai čia nuo žodžio regėti, nereiškia, kad ten blogas, jis yra tiesiog mato, regi. Tai va tokie žmonės būna, kada susitinki ir pasako tau, kad tave ten juodi debesis, ar tenais ten tokia čakra neveikia, atrodo, nu, keista, bet pasirodo, yra tokių matančių, galinčių pamatyti. Tai tokiais šiais laikais tai vadiname aiškiaregiai, ekstrasensai, parapsichologai ir panašiai. Tai va jų tokios galios leidžia pamatyti tuos. Bet sakau, tokio, kaip man žinoma, nėra tradicijos, kad vat, tokia tai būtų perdavimas kažkoks tai, kad būtų ten praktika, kurią praktikuojant būtų galima išvystyti tas galias. Indijoje tūkstantmetė jogos tradicija yra. Ir ten praktikuojant tam tikras praktikas, kvėpavimo praktikos yra meditacinės praktikos, yra jogos praktika, įvairios technikos. Jų metu, reiškia, išsivalo žmogaus energetika ir atsiveria tam tikros galios. Viena iš tų galių yra regėjimo galia. Ir kitos. Tai va, tokie žmonės jau jie gali matyti, jiems nereikia jokių aparatų, jie gali iš karto diagnozuoti, kas yra negerai ir taip toliau pasakyti. Tai va, man yra tokių žmonių tekę sutikti, čia ir Kaune turim, ir kitur. Na ir antra dalis paskaitos bus apie metodus šiuolaikinius matavimo, kuriais galima nustatyti. Taip, šio padarysim. Va. Šiuo metu, kiek man žinoma, pasaulyje yra 5 skirtingos technologijos, kurios leidžia vizualizuoti, pamatyti tą subtilų žmogaus lauką, vadinamą aurą. Va. Tai yra, amerikiečiai turi savo sistemą, tokią aurą kamerą. Čia jeigu kas iš vyresnės kartos, prisimenat, toks prieš 20 metų Arvydas Daškus buvo ir jo laidos būdavo per televiziją ir jisai būdavo fotografuoja žmonių auras, tai jisai su to aparatūra ir dirbo, jis buvo pirmas į Lietuvą atsivežęs savo kamerą. Va. Paskui, kiek man žinoma, dirbo toks Dainauskas, irgi energetikas, fotografuodavo Vilniuje tokia Budraitytė, ar kaip jinai, neatsimenu jos pavardės, Vaima Budraitytė irgi fotografuodavo. Nu ir kai aš sugalvojau maždaug, sakau, prieš kokius 5 metus nusifotografuoti pat savo aurą, nesuradau Lietuvoje, kas tą darytų. Daškus buvo išvažiavęs tuo metu, man atrodo, į Ameriką, Dainauskas irgi tenais, jo ten, KPI dirbo anksčiau dabartiniam KTU, bet ten irgi kažkas tai buvo sutrikę, jis buvo iš, nu, žodžiu, ten kažkokios istorijos netokios. Budraitytė, kiek skambinau, irgi sako, nebedirbu šiuo metu. Nu, galvoju, reikia pačiam užsiimti. Tai va, jie dirbo visi su amerikietiška sistema, aš atradau rusų Sankt Peterburge, reiškia gyvenantį, dirbantį profesorių Korotkovą ir jo metodą, apie kurį šiandien papasakosiu, Gas Discharge Visualization, angliškai vadinasi. Lietuviškai kol kas atitikmens nėra, bandom ieškoti, tai yra toks siūlymas vadinti tai bioelektrografija. Na, apie tai papasakosiu apie pačius metodus, suprasit, kodėl taip yra kalba, kodėl taip yra sako. Pats metodas yra žinomas senai labai, susidaro patys švytėjimai natūraliai gamtoje prie tam tikrų atmosferinių sąlygų. Reiškia, tam ir biologinių ir kitų įvairių objektų, jie pradeda švytėti prie tam tikro elektromagnetinio lauko, tam tikrų sąlygų, tam turi būti maždaug apie 1000 voltų, 0,1 amperas, maždaug apie 1000 hercų toksai dažnis. Ir, reiškia, ypatingai jūrininkai ir po šią dieną fiksuoja tai arti ašigalių šiaurės arba pietų, reiškia, baigiantis audrai, aplink smailes detalės, kaip matote laive, susidaro šaltos žėrinčios ugnys, tokios mėlynos, melsvai tokios violetinės. Jos yra šaltos, galima kišti ranką, nedegina, trumpai dega maždaug keletą minučių, turi specifinį garsą, labai ryškų ir kvapas ozono būna. Fiksuoja jūrininkai po šiai dienai šiaurės jūrose, rusų ypatingai daug. Čia virš tilto kartais susidaro tokie visokie įdomus. Ir istoriškai prigijo Švento Elmo ugnis, tai yra pavadinta. Net ir šiuolaikinėme žiūrėjau meteorologijos vadovėlyje, irgi tas pats terminas pasilikęs. Švento Elmo ugnis. Šventas Elmas buvo jūrininkų globėjas ir kai tos ugnis pasirodydavo,
Tai reikšdavo, kad laivas, reiškia, sėkmingai pasieks krantą, kad kelionė baigsis gerai. Tai va. Už tai tai ir prigijo kaip globėjas jūrinį. Pirmą kartą laboratorijos sąlygom šitą reiškinį pavyko atkurti Georgui Lichtenbergui, vokiečiui, fizikui, filosofui, astronomui. Tuo metu ten vienas žmogus darydavo daug visokių dalykų, dabar jau daugmaž specializuojasi. Reiškia, jis eksperimentuodamas su elektriniais išlydžiais, pabėręs, reiškia, feromagnetinių dalelių ant stalo, pridėjęs laidą, gavo tokį įdomų reiškinį. Matot, kaip žaibas toks susidaro. Tuo metu 18 amžiaus pabaigoje apie elektrą iš vis buvo labai mažai žinoma. Na ir tiesiog tik tai yra tokios fotografijos išlikę, vadinamos Georgo Lichtenbergo figūromis. 19 amžiuje tyrimai buvo pratęsti ir šiuolaikinės Baltarusijos teritorijoje gyvenęs Narkevičius Juodka, labai lietuviškai skamba pavardė ir jos slapyvardis, nors rusai jį savinasi kaip savo mokslininką, nors ten rašo Narkevič Juodka, bet, Narkevičius Juodka. Reiškia, dirbdamas su elektriniais generatoriais, jisai su elektra irgi eksperimentavo, fizikas buvo, ir atrado, kad žmogaus rankos ir kitos kūno dalys patalpintos į elektromagnetinį lauką pradeda švytėti. Ir pavadino tai elektrografija. Vat matom, čia iš jo grinai veikalų aš paėmęs, atskanavęs tas keletą iliustracijų ir parodęs. Ir jisai pirmą kartą pasiūlė tokią šį metodą taikyti žmogaus būklės tyrimams. Ir Sankt Peterburge ir po to vėliau ir Paryžiuje, Vienoje pripažino jo šitos tyrimus kaip objektyvų metodą ir buvo pradėjęs taikyti jau ir savo, reiškia, artimųjų žmonių ir savo, reiškia, aplinkos, reiškia, tyrimams, netgi medicininiams tyrimams. Bet tuo metu nebuvo susiformavę tam tikros sąlygos ir su jo mirtimi 19 amžiaus pabaigoje viskas ir nutrūko. Po to, reiškia, 20 amžiaus pradžioje, kiek man žinoma, yra dar Čekijoje buvo daryti tyrimai, Brazilijoje, bet neįgavo tokio didesnio populiarumo. Pirmas pasaulinis karas praėjo, daug kas iširo, suirutės buvo ir taip toliau. Ir tik 30 metais Tarybų sąjungoje, reiškia, rusų tyrėjai Semionas ir Valerija Kirlianai iš naujo atrado šį reiškinį ir pavadino jį aukšto dažnių fotografavimu. Kirlianas pats jisai buvo žmogus, aš jo istoriją skaitęs ir knygas jo, net nebaigęs aukšto mokslo, buvo baigęs 4 klases žmogus, buvo meistras paprasčiausias, šitam poliklinikoje taisydavo medicinę aparatūrą.